Mitsubishi Electric oras vanduo šilumos siurbliai su 5 metų garantija. Operatyvu, sklandu ir patikima. Bio Tornado. Šiandien kalbame apie vis dažnesnę temą, tai yra šildymo sprendimus senesnės statybos namams. Nors Lietuvoje dar gausų sodybų, individualių namų, statytų prieš kelis dešimtmečius, ne visi žino, kad juos modernizuoti galima labai paprastai. Šiandien norime pakalbėti apie vieną iš šildymo būdų, tai yra apie dujinį šildymą. Ir sveikiname su Jolita, Saurida marketingo vadovė, ir Saulianiu Pociūnu, kuris po šiai dienai šildosi dujomis. Ir norėtume galbūt, Sauliani, nuo jūsų ir pradėti. Kaip atsirado dujos apskritai jūsų namuose ir kodėl po šiai dienai šildotės balionais? Aš gal istoriją truputį iš anksčiau pradėsiu. Tas senesnės statybos mūsų namų yra 20 metų. 2004 mes atsikraustėm, šildėmės malkomis, buvo toks lietuviškas tropuvos katilas, tas žvakės principų, kur užsidega viršuje ir po truputėlį prikrauni pilną katilą malkų, kelis glėbius. Kai jos įsidega, pradeda cirkuliuoti jau šiltas vandenėlis per radiatorius ir per grindis, ir, kaip sakyti, ryte užmeti, vakare užmeti, kai šalčiai užmeti ryte per pietus ir vakare tų malkų ir šildėmės turbūt metų 15, gal 14, nes dabar galvoju, kokie 7 metai, turbūt 7 ar 6 sezonus mes jų dujomis šildomės. Ir tarp kitko šiandien ryte sūnus sako, tai tėti, o kas blogai su tuo katilu? Sakau, tu atsimeni, kad mes savaitgalį eidavom ir visi nešdavo malkas į katilinę? Aha. O dabar neši? Ne. Jis tada dar buvo mažiukas, bet jis sako, užknisdavo. Jo. Tai vieną tų malkų prisiruošti. Viską esam išbandę, rastus vežėmės, pats pjaušiau, pats kapojau. Supratau, kad aš tiek laiko neturiu, tada jau pirkom skaldytas, tada pušinės ir visi spigliuočiai atkrito, nes tikrai nekaitrios, tada beržas ąžuolas, paskui tos malkos, jau brango ir tikrai išbrango. Ir paskui, kaip Jolita dažnai sako, ar mes turim tarnauti tam katilui jo didenybei ir dirbti pečkuriais. Ir atėjo laikas, kad visi rengiam dujinį šildymą, nes gyvenam Vilniaus pakrašty, bet dujų centralizuotų nebuvo, tai šildymas dujų balionas buvo vienintelė alternatyva, kurią visi rengiam greitai. Gyventi tapo žymiai patogiau, malkos jokių rūpesčių nebekelia, katilinėje švaru, ir į tą katilinę praktiškai gali nevaikščioti. Tai tokia realybė, todėl ir pasirinkom dėl to komforto ir pastovi temperatūra visą laiką, bet manau, čia mes apie detalės turėsim progos ir laiko pašnekėti. Tikrai dar spėsim pakalbėti. Jolita, tai praktiškai yra tokia klasikinė istorija, ką mes tikrai matėme daugelį namų, kad yra senesnės statybos namai. Yra noras atsinaujinti, kaip ir Saulianis paminėjo, dirbtais pečkuriais, ypatingai ir vyresnio amžiaus žmonėms jau tikrai kartais ir sudėtinga yra. Ir tos dujos toksai kaip lengvas ir greitas sprendimas gaunasi. Teisingai? Tikrai taip, iš tikrųjų, kaip ir Saulianis sako, dirbti pečkuriu niekam nesinori. Ir šitas sprendimas į namus atėjo kaip antrinis šildymas, ar ne? Prieš tai buvo kietas kūras, tai nesvarbu, galėjo būti ir akmens anglis, gali būti ir malkos, ar nesvarbu koks kitoks, bet namuose jau yra visa santechninė inžinerija išvedžiota, yra dažnam name radiatoriai, kaip kur ir šildomas grindis. Ir kada klientai pradeda ieškoti to patogesnio varianto, tai pas mus kreipiasi ir sako, ar bus labai sudėtinga įrengti, ar bus didžiulės išlaidos, kaip aš ką. Iš tikrųjų tai ne, viskas vyksta ganėtinai paprastai, nes būtent šildymo sistema dujų balionais, jinai labai draugauja jau su esama santechninė dalim ir puikiai tinka tiek radiatoriams, tiek šildomoms grindims ir netgi įsirengiant, nebūtina išmontuoti to seno kieto kuro katilo. Ir dujinė ta šildymo sistema, kuom jinai, sakykime, patogi, ar ne, nes prieš tai, jeigu buvo radiatoriai, šildymas kieto kuro katilu, tai reikalingas aukštas termofikatas, aukšta termofikato temperatūra. Ir būtent dujos, ar ne, jos turi tas savybės, kad užkelia aukštą vandens temperatūrą, dėl to puikiai šyla radiatoriai, dėl to labai greitai šyla namai. Ir pats įrengimas, jisai nebereikalauja jokių sudėtingų sprendimų. Tai sakau, klientai patys džiaugiasi, sako, atvažiavo, per vieną dieną padarė, kitą dieną atvažiavo meistras, katilą pareguliavo, viskas, sistema veikia. Sauliani, ar tikrai viskas taip paprasta, kaip pasakoja Jolita? Žiūriu kamerą arba Jolita, arba tamstą ir galiu sakyti, kad taip ir buvo. Irgi, kaip ir visose statybose, yra tų baimių, kad čia sako, kad per dieną padarysim, tai savaitę, dar antrą savaitę, kol meistrai dar sugrįž, dar kažko bus pamiršę.
realiai taip ir buvo. Atvažiavo, apsižiūrėjo, kažkoks ten namų darbų, sakykime, padarimas buvo būtinas vis tiek. Tu kaip šeimininkas turi pasakyti, kur statosi ta spinta. Nori, nenori, vis tiek jinai atsiranda, ten 6, 8 arba 10 arba galbūt ir 12 balionų, nežinau, nuo namo dydžio čia priklauso. Vėl, tai daiktas, kuris, nėra labai estetiškas, bet tu jam gali rasti vietą, kuri, tokia, sakykime, nelabai matoma. Ir tau negadina ten fasadinės pusės vaizdo. Tada vis tiek iki katilinės reikia kažkokiu būdu atvesti tą, kaip sakyt, kabelį, šlangą, žarną, dujoms, vamzdį, vis tiek iš tų balionų iki katilo, tai irgi, jeigu ten vieta viskas šalia per vieną sieną, 2-3 metrai ir viskas išspręsta. Jokių papildomų ten didelių investicijų, nieko nereikia. Katilą, Jolita, aišku, čia geriau žinau, tu pakabinė ant sienos, šių meistrų reikalas. Sujungimas nuo katilo prie tų senųjų, kaip ten tie vadinasi, vamzdeliai, kuriuos nueina grindinio šildymo arba radiatorių vamzdžiai. Jie pajungė, patvarkė ir realiai vieną dieną pradėjo ryte, man atrodo, vakare mes jau ten galėjom kažką pabandyti ir bijau dabar pasakyti, ar tą patį vakarą ir išvažiavo, pasakė viso gero, šeimininkas ilgai ir laimingai gyvenkit, ar gal kitą dieną dar buvo atvažiavę. Bet realiai per vieną dieną viskas pasidaro. O dabar, kas, manau, tikrai būtų aktualu žiūrovam ir iš karto, manau, jau nuo pat pradžių kilo klausimas - kaina. Kiek kainuoja dabar šiais laikais šildytis dujomis ir jeigu tas įsirengimas yra, tarkim, ir paprastesnis ir nebrangus, tai ar po to nereikia susimokėti truputėlį brangiau už tas kilovatvalandes? Oi, apie kainą, žinokit, čia galėtume diskutuoti turbūt labai ilgai, pradedant dabar iki rytojus dienos vakaro. Kas yra šildymo kaina, ar ne? Jeigu namas yra sandarus, jisai techniškai tvarkingas, šiluminė varža namo yra tikrai aukšta ir viskas yra tvarkoj, tai kad ir kokį jų šildymo sprendimą pasirinksit, dujos, malkos, oras, vanduo, nesvarbu elektra, bet kas, jūsų sąnaudos bus ganėtinai neaukštos ir namai šilti. Bet jeigu langai kiauri, stogas irgi nesandarus ir tas šildymas, kai sakau, iš namų išeina ir jūs šildot kiemą, tirpdot sniegą kieme ir bandot prisikviesti šilumą į kiemą, tada aišku, nesvarbu kokia kuro rūšis, jos sunaudos gerokai daugiau ir tada žinoma, tada žmogus nebepatenkintas, sako, taip, didelės sąnaudos nepatogu. Nes, pavyzdžiui, tas būtent dujinis šildymas, jis yra automatizuotas. Ir ką jūs namuose nusistatysit kokią temperatūrą, pagal norą, 21, 23, nesvarbu kiek, katilas ir gamins tokį šilumos kiekį, kokį jūs sustatėt. Jūs galite atidaryti langą, šiluma keliaus į orą, bet katilas dirbs tokiu pajėgumu, tiek sunaudos kuro, kad kambaryje palaikytų jūsų nustatytą temperatūrą. Tai ir tos sąnaudos visiškai priklauso nuo namo šeimininko. Pavyzdžiui, Saulenė, jeigu tu namus susitvarkai, šilta, jauku, užsistatai pagėdaujamą temperatūrą, tokia ir laikosi. Realiai, tai taip, dar mes irgi bandėm per tuos metus tą pultuką, vadinkime, net daviklį, kuriame nusistatai valandas, temperatūrą, nakties laiko, dienos laiko, ir į miegamąjį, ir į svetainės tą kampą, ir į tą, tai gal prie koridoriaus. Gal ten skersvėjais, tai čia liktai vėsoka, matyti, ten blogai gaudo. Nes jeigu ten 21 dieną, ten 17,5 ar 18 naktį, nes mes tos diapazonus naktį vis tiek kažkiek, kad vėsiau mėgotųsi, pažiūrim, tai viskas nuo to priklauso. Bet aš noriu dar grįžti ir kažkiek Jolitą papildyti prie tavo pirmo klausimo senesnės statybos. Mūsų namui 20 metų. Spėkit, kiek centimetrų putplasčio tais laikais, 2004 buvo normų. O, sakai, ką tu čia kam gali per pus mažiau daryti? Labai būtų įdomu. 10. Tai dabar su 10, tu nežinau, būtum ten, duok dievė C, o gal ir panašiai. Kiek ties lubom, nes pirkom namą statytą pardavimui. Tai vėl, jeigu namas yra toks, su 10 arba 5, arba su oro tarpu, kaip anksčiau būdavo, tai oro tarpas tarp 2 silikatinių plytų, taigi čia, wow, koks šiluminis, viskas, jau tu kaip pirty gyveni. Tobulai šilta, ko realybėje nėra. Tai tada logiška, kad tau tų balionų reikės daugiau ir tau tas šildymas kas mėnesį bus neišvengiamai brangesnis. Viskas priklauso nuo namo, kiek mes su Surida esam bendravę. Tai logiška, mano ten 150 kvadratų ir kaimyno 150 kvadratų. Aš apsigyvenau 2004, jis 2014 ko gero. Ir pas jį viskas moderniau daryta, sandariau, kruopščiau žmogus statėsi savo. Tai logiškai, jeigu būtų sistemos identiškos, tai pas jį turbūt tos sąnaudos būtų, nežinau, gal trečdaliu, 20%, gal ir trečdaliu, gal per pusę mažesnės. Nėra mano namas kiaurų stogo ar ten senoviniais mediniais langais, po kuriuos ten plevelė reikia užklijuoti ir vatą užkaišioti, kaip mokykloje darydavom savo laikais, bet nėra jisai tikrai tobulas, nėra joks A++. Tai ir sąnaudos yra tokios. Tai čia tiem žmonėm, kurie turi namus su panašiu 10 cm putplasčio fasadiniu apšiltinimu, reikia įsivaizduoti, kad nebus stebuklo, kad tu
mes kažkada bandėm skaičiuoti, kiek kainuoja kvadratas mėnesių, nu tai vėlgi nuo euro už kvadratą. Bet tu šildysi, sakykime, 150 ar 180 kvadratų, tu šildysi vandenį, kurio tau, nu, mes su dujomis, su to pačiu dujiniu katilu daromės tą patį, tau nereikia mokėti už elektrą. Ir tada pagalvoju, kad jeigu lyginsi su malkom, kiek kainuotų tokio pat, sakykime, ploto namą apšildyti, tai nu, tuo pačiu kietuoju kūru, šiais laikais, nelabai žinau, kiek baržas ar bažalas dabar kainuoja, nes vėl ten tie erdmetriai, kudmetriai kažkaip ten kito per tuos dešimtmečius, tai turbūt pinigai būtų panašus. Tai aš turiu dabar pastovę temperatūrą ir man nereikia nieko daryti. Komfortas visais laikais, visais atvejais kainuoja, toks gyvenimas. Ar tu, sakai, žiemą dar papildomai šildaisi kažkiek su kietu kūru, ar tu tik tai dujų? Mes kaip pramogai kartais, yra buvę, kad kažkaip tai ten pražiopsom, vieną kartą yra nesuveikusi ta sistema ir kažkaip puf ir pasibaigė ir supratom sekmadienį, kad visi 10 balionų yra tušti. Aš jau galvoju kad kažkaip keistokai, jau seniai man ten netėjo tas SMS-as, kad viskas pasibaigė, klaidų pasitaikė, gal mes tada buvom išvažiavę atostogų ar kažkur, tai mes dar turim židinį. Tai tos malkos, kurios ten nuo 17 ar 19 likusios, tai jos taip praktiškai minimaliai, jos jau ten senai gerai labai išdžiūpusios ir į židinį metam. Bet to pečiaus malkinio nuo pirmos dienos, kai pajungiam dujas, jis stovi, laukia, kol šeimininkas čia susimylės ir užkurs, bet, kaip sakyt, kam tą vargelį varkyti? Dujos yra labai, labai patogu, ko gero toks pagrindinis dalykas. Bet čia ko gero tas dalykas, daugumai žmonių ir ką mes filmavom Jolita kartu, tai yra labai svarbu turėti tą alternatyvę šildymo sistemą, jokių būdų jos neišmontuoti. Nors ne pirmas pašnekovas sako, kad po to jinai tik kaip dekoracija lieka. Tikrai taip, nes vėlgi, kada žmogus atvargo visus metus, visą šildymo sezoną, kuris pas mus ne tik tai 3 mėnesiai, bet apie 6 mėnesiai tęsiasi ir kartais ilgiau. Nepaisant to, kad dabar žiemos jos nebe šaltos, bet vis tiek šildyti namus reikia. Ir kadangi mūsų klientai, pagrindiniai yra tie, kurie jau prieš tai turėjo šildymo sistemą, tas saugumo pojūtis, kad vis tik aš dar pasiliksiu tą kieto kuro katilą, maža kas, ir visos tos geopolitinės situacijos jos neaiškios, bet, ne apie tai, bet tas saugumo pojūtis, kad aš turiu tarsi dar vieną šildymo sistemą, žmonės nenori jų išmontuoti, mielai pasilieka, dėl to, kaip ir sakiau, tas pats įrengimas, jisai gaunasi, kad tu gali naudoti ir vieną, ir kitą sistemą, pagal savo norus. Tarkim, mėnesį laiko gali šildyti su dujom, kitą mėnesį dar pabaigti su kieto kuro, jeigu, kaip pavyzdys, turi kieto kuro likutį ar malkų, granulių kažkokį užpirktą, sandėliuotą iš seniau ir nori sukūrenti, tai tu drąsiai sukūrensi savo kieto kuro likutį arba, žmonės kartais galvoja, sako, mes norim pataupyti, tai malkom pakūrensim. Viskas gerai, tai įsikūrena tas malkas, norisi to komforto, patogumo, ar tai išvažiuoja į darbus, ar į keliones, ar tiesiog jau nesinori eiti prie to katilo pečkuriauti, mygtuko paspaudimu įsijungia dujas. Tai tuom to šildymo sistemos jos ir patinka žmonėm, kad tu ir seną katilą dar pasilikai, ir pasistatai patogesnį naują, ir pagal norus, Saulenė, juk aš nors pasikursi tą katilą. Nežinau, ar pasikursiu, jeigu nebent būtų visai bėda kažkokia, dėl geopolitinių reikalų, puf ir mes dujų nebeturim. Apie kainą dar tą pačią, tai irgi Jolita neleis sumeluoti, kai pernai, 24, kai metų pradžioje buvo tą akcizą pakėlę, jo, pabrango, bet pasakykim taip, kad kai brango gamtinės dujos, kurios ateina vamzdynais, pas tuos klientus, kurie turi tuos naminius dujinius katilus, tai balioninės dujos kaina buvo užfiksuota toje pačioje vietoje. Tai ten brango mūsiškės tos, kurios balionės, kūrenamės. Jos nebrango tuo metu. Tai čia dabar skaičiuoti, kiek kainuoja tas mėnuo, ar gruodis, ar sausis, ar sezonas, toks irgi nelabai adekvatus dalykas, bet tos dujos tikrai nebrangiau, manau, kad bendrai paėmus, plus jos yra kaloringesnės, ką jau objektyvų skaičiai rodo. Ir vėlgi tas įrengimas greituoju būdu visiškai paprastai. Jeigu tau net vidury sezono tas malkinis katilas, atsiprašau, puf, pasakė, viskas, nusprogau ir nebekūrensiu, tai tu skambini Sauridui, tau per ten dieną, 2, kai meistrai gali ir tu neturi prie minus ten 15 ar minus 10 ten prašytis pas kažką prieglobščio, kol tau 2 savaitės kažkas sugalvos, atvažiuos, prakas tranšėją, suderins ten projektą, leidimą, atveš ten ir jo ekscelencija kažkoks ten kažką pajungs. Čia viskas pasidaro greitai. Su tom gamtiniam dujom taip greitai nebus, nes vienas dalykas reikia žiūrėti, kur tie dujotiekiai keliauja, nes labai svarbu atskirti 2 dalykus.
kur yra dujos balionuose, tai yra suskystintos naftos dujos ir tos gamtinės dujos keliauja kurios vamzdynais. Tai taip, čia, sakykime, tos balionus vieną dieną užsisakėjai, kitą dieną jau gali gauti visą sistemą, kitą dieną atvažiavo meistrai, sumontavo, pajungė ir tu šildaisi. O su vamzdynų tiesimu, klojimu po žemę ir visais kitais dalykais, dar su leidimu, ten išsiėmimu ir taip toliau, na ten ir nemaži pinigėliai iš tikrųjų gaunasi, jeigu neina per kiemą tie vamzdžiai ir pats įrengimo procesas ganėtinai sudėtingas. Tikrai taip. Ir dar kiek aš tikrai teko girdėti praktikoje filmuojant tas šildymo sistemas, būtent dujinė šildymo sistema yra pakankamai lengva instaliuoti ir suderinti su kieto kuro. Taip, tai yra daroma su šilumos siurbliais, bet kiek žinau, tenai reikalų yra truputėlį daugiau. Ir ne visada tos dvi sistemas apskritai gali sutapti ir būti naudojamas viename objekte. Ir manau, dar taip pat būtų įdomu žiūrovai papasakoti, tai iš kurgi atkeliauja tos dujos, nes mes visi galbūt prisimenam savo tėvų sodo namelius, kaip reikėdavo važiuoti kažkokias spec degalinės, vežtis tos raudonus didelius balionus. Šitie dar didesni. Taip, bet šitie truputį sandaresni galbūt negu tie raudoni, nes, turint raudoną balioną, jau užėjus į patalpas tikrai galima buvo jausti, kad taip, tai yra dujos patalpose. Kaip dabar vyksta tas pats papildymo procesas, nes kaip ir patys tik paminėjote, tai yra suskystintos dujos balionuose ir reikalingas nuolatinis pristatymas. Nes aš, Linai, ką ir noriu pasakyti, iš tų skeptiškų energijų, mano šeimina, tai ar mums reikia tom dujom smirdės. Toks įsivaizdavimas iš tų laikų. Tai per tuos keliarius metus, niekad, kad kažkas, o ko šešio dujom, net klausimo nebuvo. Visiškai nesiūčia, yra ten tie visokie specialūs davikliai, jeigu ten kažkoks nuotėkis nedaugdė, tai ten viskas automatiškai uždaro sklendes ir iš to, kaip sakyt, spintos, kur tie balionai susandėliuoti, nieks ten jau niekur nebeina, nieks nebeteka, jokio kvapo, jokio rūpesčio, o kai baigėsi, tai, kaip? Tai nešyla namai. Nešyla namai, viena politika, kad kažkas nešyla, bet sistema yra automatizuota ir, nebent kažkoks techninis nesklandumas, kažkas kažkur nepersikrovė arba užstrigo ir nesuvykė. Bet iš principo tai kartą per mėnesį, nes vis tiek maždaug mėnesių tai yra viena, kad žmonės įsivaizduotų, kas nežinot, jeigu yra 6 balionai, tai 3 kūrenasi, 3 stovi atsargoje, 3 išsibaigia, daviklis perjungia, pasileido kiti 3 ir Sauridar ar kitas tiekėjas pristato tau tuos vietoj 3 tuščių atveža 3 pilnus. Arba 4, 4, 5, 5, 6, 6, čia jau kas kiek nori. Toks ir visas rūpestis. Tavo viena pusė išsikūreno, persijungi į kitą visišką automatiką, gauni žinutės ar ten kažkokiais kitais techniniais būdais, susimoki už atvežimą ir atvažiuoja meistrai, tik vartelius palik atvirus, viskas, jokių problemų. Gauni sąskaitą ir vaštaraštį, kad balionai, paskui tik atsimint kairieji ir dešinieji kartais dėl savęs. Nes tuščias skamba vienaip ir 33 kg, ne vienam tam, bet balionas, kaip jūs sakyti, tie raudoni, tai čia jie aukštesni, tokie, mano ūgio beveik, po 1,70 m, gal aš net nežinau kokio ten. O iš kur atkeliauja, čia Jolita geriau žino. Tai šiais laikais viskas, žodžiu, sandaru ir viskas yra pristatoma. Kitaip tariant, pats žmogus, mes tai žinom, tikrai neturi vargti. Ir plus dar taip pat čia tas funkcionalumas, dar Jolitas norėtųsi detaliau paklausti, kad tai yra taip pat ir automatizuota. Tai tiek tie balionų spinta pririšta, tiek ko gero ir programėlę galima šiais laikais turėti, kad telefonę valdyti visą dujinę sistemą, ar ne? Iš tikrųjų, tai taip ir pati visa šita dujų šildymo sistema, tik tai atrodo, kad čia balionai, kaip Saulenis sako, spinto išmesė skydinio, vadinkim, stovi ar ne, ir katilas. Tai iš tikrųjų ne visai taip. Yra balionai, yra po to dar galybė įrenginių, kurie būtent užtikrina tą saugų naudojimą. Ir detektoriai, ir ten kolektoriai, ir perjunginiai. Žodžiu, daug visokių tarpusavėje sąveikiančių renginių, kurie būtent ir užtikrina tą saugų naudojimą, kad nebūtų dujų nutekėjimo. Jeigu tik tai kažkur tai nors minimaliai praleidžia dujas, atkartos vožtuvas iš karto stabdo visą veikimą. Namuose yra tas dujų pajutimo detektorius. Tai ta sistema yra ganėtinai saugi naudoti ir vėlgi, balionai yra statomi lauke ne šiaip savo, ar ne? Juk dabar irgi triukšmas, kad nelaikykime viduje jokių dujų balionų. Tai taip, kada yra išoriai, tai jokio jum patekėjimo į namus. Tai tas saugumas žmonėm ir užtikrintumas, kad tikrai viskas bus gerai, tai iš tikrųjų yra labai svarbus dalykas.
Ir taip, valdymas yra pasirinktinai. Kaip ir Saulenis sako, yra tas pultelis, kur tu gali susiprogramuoti temperatūrą savaitės tikslumu, dienos tikslumu, pagal valandas, pagal norimus temperatūrinius režimus, bet taip pat ir, kaip čia be išmaniųjų technologijų šiais laikais, yra telefonė programėlė, nemokama programėlė, apsiuką atsisiuntėte ir jūs matot savo visą katilo veikimą, nusistato temperatūras, kokio pagėdaujate, ten ryte naktį vėsiau, ryte šilčiau, kaip išvažiuoti į darbą, irgi šiek tiek galima sumažinti. Ir tas sistemos automatinis veikimas dirba pagal jūsų nustatytus režimus. Tai tiesiog viskas gaunasi ganėtinai patogu. Aišku, būna tokių kuriozinių situacijų, kaip klientai sako, mes darbe, tai sumažinsim, čia aš jau juokiuosi iš tikrųjų iš klientų patirties, iki kokios 18, ar ne, grįšim, pasikelsim iki 23. Tai taip irgi nesidaro, nes kada yra iš pradžių labai numažinama temperatūra ir po to katilas gauna užduotį, staigiai pakelkite temperatūrą, ką jisai daro, jisai gavo užduotį, ir jisai visų pajėgumų staigiai kelia temperatūrą. Tai patarimas būtų toksai, kad jeigu jūs gyvenate namuose, tai nenumažinkit 5 laipsniais temperatūros. Geriausias intervalas yra tarp 2-3 skirtumas tarp temperatūrų. Jeigu jau taip norisi, ar ne, naktį vėsiau, dieną šilčiau ir taip toliau. Tai čia tas pats, žinai, kaip automobiliu važiuojant. Jeigu visą laiką palaikai tolygų greitį, kuro sąnaudos jos, tokios ir yra, ar ne, normalios, automobilis jaučia, kaip važiuoti. Bet jeigu staigiai paspauskit gazą, pažiūrėkit, ką jums parodys prietaisų skydelis, kokios kuro sąnaudos. Tai su šildymu lygiai tas pats. Taip, tai yra ekonominis važiavimas ir ko gero ekonominis šildymas, jeigu tai būtų galima pavadinti. Bet, vėlgi, šioks toks minusiukas ir man norėtų, taip mes čia gražiai kalbame apie dujas, bet ko gero jos turi dar kokį vieną kitą minusiuką. Tai jūs abiejų ir norėjau paklausti, gal pradėkime pradžią nuo Saulenio, naudojančią Saulenį. Ar apskritai dujos turi, galbūt ne kažkokių kritinių minusų, bet minusiukų, kurie, iki galo... Aš sakyčiau, iš mano asmeninės patirties, tai minusiukas yra mano namo sandarumas ir energetinė ta klasė, jeigu ją būtų galima kažkaip taip įvardinti. Nes vėlgi, čia su Jolita sutiksiu, jeigu mano ir kaimyno namai panašios kvadratūros, net jeigu ir panašių metų, bet pas mus kažkas statė pardavimui su tais pačiais minėtais 10 cm putplačio, pas kažką sandariau, kur apšiau visi pakalimai, grindis gal geriau šiluminė prasme, pamatas geriau užizoliuotas, tai ir tų dujų reikės mažiau. Tai vienintelis minusiukas yra kaina, nes vėlgi, reklamoje ar Sauridos ar kitų kompanijų nuo euro už kvadratinį metrą per mėnesį. Vėl, kai šių metų sausį visą laiką buvo +2, +3, yra viena, jeigu būtų visą mėnesį -10 ar -8, tai turbūt būtų sąnaudos kitos. Aš galiu ten atsiminti, kai mūsų 5 balionų yra užtekę gal 14 dienų, pusė mėnesio. Kažkaip skaičiuojam, kad 3 savaitės, 21-25 dienos, taip maždaug žiemos mėnesiais. Per mėnesį man reikia vežtis 2 kartus. Kaip sakyti, vieno užvežimo gruodį, sausį, vasarį neužtenka. Tai jeigu užvežimas kainuoja 55, berods sakiau, eurai už balioną, 5 balionai, 275 eurai, dauginkim tą žiemos mėnesį, tai išeis kokie 300 su trupučiuku už šildymą plus karštą vandenį. Namui, su visa jo nemaža kvadratūra. Kitas sakys, pas mane ten bute, kažkur naujos statybos aš moku ten 50 kvadratų. Tai pas mane kvadratūros yra gerokai daugiau, ir namas, ne naujos statybos, tai viena. Tai va čia yra ko gero tas minusiukas, yra kaina, bet vėlgi, jeigu aš tą patį namą lyginsiu, jeigu aš kūrenčiau malkom, turbūt mokėčiau tą patį. Už sezoną aš susimokėčiau gerą 1000 eurų už ten kažkiek kubų biržinių malkų ir vaikščiočiau rytą vakarą į katilinę, o dar savaitgaliais iš malkinės, iš lauko į katilinę prisinešiu ir užsikrovinėjai. Tai čia moki turbūt tą patį, o galimai mažiau, tik tai tu neturi jokio galvos skausmo. Jeigu aš pasistatyčiau šilumos siurblį, turbūt man elektros sąnaudos pavertus jas eurais panašią sumą išsikonvertuotų. Bijau, kad pagal mano namo tas inžinerinės savybės. Tai va čia minusas, bet čia ne dujų įrangos ir ne dujų, čia namo problema. Ir už tai, jeigu krypstės į Sauridą, tai paprašykit, kad meistrai įvertintų. Pasakykit meistram atvirai, kokie langai, kiek šito putplaščio uždėta arba kiek stogas apšiltintas, nes nuo to paskui jūsų tiesiog bus aiškumas. Turėsit vienus lūkesčius, paaiškės, kad reikia žiūrėk mažiau. Kaip gerai.
Taip ir galbūt tai ir yra ta pagrindinė problema, nes ne kartą jau buvo apie tai kalbėta, būtent, kad pačio namo techninės savybės dar labai lemia tą galutinę kvadrato šildymo kainą. Ir, tarsi jau tai buvo tikrai komunikuota ir ne kartą, bet, matyt, visų žmonių tai nepasiekė ir po to iš ten ir atsiranda tos visos istorijos, kad, dujinis šildymas yra labai brangus malonumas. Ir galimas dalykas, Saulenė, kad tu netgi turėdamas tokį namą, kad šildydamas elektrą gali būti, kad tavo šildymas būtų dar brangesnis. Galimai ir dar vienas dalykas, kas prie kiek pripratęs laipsnių. Kitas gyvena prie plus 24 ir jam yra vėsoka, pas mus 21, sakykime, ar ten 20,5, aš vaikštau su trumpom rankojom, žmona vaikšto su megztuku dažniau, mes kažkaip skirtingai tą šilumą suprantam. Tai vėl, jeigu tu nori 25 dieną ir 21 naktį, logiška, tavo sąnaudos bus didesnės. Jeigu kaimynas yra sveikuolis ir gyvena prie 20 dieną ir 16,5 naktį, pas jį sąnaudos bus turbūt mažesnės, nors gali būti ir namai identiški. Ir tada klausimas, pas ką brangiau. Jolita, kokie dar minusiukai? Gal aš pasakysiu ne minusą ar ne, bet į ką reikėtų atkreipti dėmesį ar ne klientam, kurie kreipiasi būtent dėl šitos šildymo sistemos. Gerai, Saulenė sako, būkim atviri prieš save, prieš partnerius, nes mes save laikom kaip ir jūsų šildymo sistemos partneriais, nes mums labai rūpi, kad klientui būtų šilta, kad jis laiku gautų dujų balionus ir kad tas šildymas būtų nesustojantis procesas. Taip, jums gamtinės dujos, jos keliauja vamzdynais non-stop, jos važiuoja, jūs tik mokat ir naudojat. Čia taip, dujos yra pristatomos dujų balionais. Tai svarbu iš tikrųjų būti savo šildymo sistemos šeimininkais ir sekti, ar ne? Jeigu jau atėjo pranešimas apie pasibaigusį dujų kiekį balione, reiškia, jis ištuštėjo, tai automatiškai jūs gausit sąskaitą elektroninį paštą. Būkit malonus, pažiūrėkit, sumokėkit. Nes aišku, kad įmonė ar ne gavus apmokėjimą, supranta, kad klientui tikrai reikia tų dujų ir tada organizuoja vežimą. Mes dirbam visoje Lietuvoje, ar ne? Pas mus logistika išplėtota yra, kad neiškelti klientam, sakykime, kaštų už dujų balioną ir vežam centralizuotai. Jeigu vežam į Kauno kažkokią tai gatvę, tai ten yra daug namų ir pas vieną, pas antrą, pas trečią sustoja klientą ir išdalina pakeičia tuos dujų balionus. Dar kitas toksai smagus būna momentas, ar ne, kadangi ši šildymo sistema keliauja į įvairaus tipo statinius. Ir jeigu, pavyzdžiui, klientai gyvena vienkiemį, kažkur labai toli, ir jie sako, jo, privažiavimas visą laiką pas mus labai geras. Ir gaunasi taip, kad, dabar jau tokių žiemų neturim, bet mes šitą šildymo sistemą prekiaujam tikrai jau daug, patys pirmieji Lietuvoje ir klientų ratas tikrai labai didelis ir į tolimiausius vienkiemius. Tai kartais net nėra fiziškai žiemą privažiavimo, jeigu nenuvalyti keliai ir taip toliau. Tai vėlgi tada šitoj vietoje reikia ir tų klientų, sakykime, įsitraukimo ir supratimo, kad jeigu dabar užpustyta pas jūs kelias, reikės palaukti. Dėl to aš ir vis akcentuoju tą rezervinę grupę. Tiesiog būkime visą laiką pasiruošę. Dar iš tokių gal juokingų situacijų pasidalinsiu, kaip Saulenė sako, apie pačią sistemos pastatymo vietą lauke, ar ne? Tai yra įrenginys ir inžinerinis sprendimas ir jeigu yra numatyta vieta prie išorinės namo sienos, tai kur ta dujų balionų skydinė, reikia būtinai palikti tam tikrus atstumus iš vienos pusės, iš kitos, iš priekio, nieko neužstatyti, kad būtų galima prie jos prieiti, atidaryti duris, pakeisti tuos dujų balionus, uždaryti ir vėl toliau saugiai naudoti. Bet, mesgi lietuviai, sugalvojom visokių dalykų, tai iš tikrųjų yra tokių situacijų, kai atvažiuoja jau, sakykime, vairuotojas ir jisai nori pakeisti, prieiti prie tos skydinės, prisadinta gėlyčių, pristatyta vazonėlių. Ir tada vairuotojas sako, tai kaip man dabar daryti? Nežinot, atėjo pavasaris, šildymo netiek reikia, ten atvažiuoja 3 mėnesius kartą pakeisti šiltam vandeniu, o jau ten gėlių darželis žaliuoja. Tai tiesiog, irgi sakau, iš tų tokių situacijų, tai reikia tiesiog palikti ir neapsodinti vazonėlės ar gėlėm, kad būtų patogus priėjimas ir pakeitimas. Ir ko gero vilkšunius pririšti, kai atvažiuoja dujų meistrai. O taip, čia bet kuriuo atveju turbūt užtikrinant ir saugumą, ir atsakomybę, ar ne, kad taip, jo, iš tikrųjų, tu gerai, Linai, paminėjai, ar ne? Pati šildymo sistema, priežiūros reikalauja labai minimaliai.
Pastatėm, pajungėm, atvažiavo meistras, sureguliavo, reguliavimas būtinas vien dėl to, kad nustatytų teisingą dujų kiekį ir kad jūs kuo mažiau jos sunaudotumėt. Mūsų tikslas ar ne, kad jūs patenkinti būtumėt. Ir kartą metuose rekomenduojam atlikti techninę profilaktiką. Atvažiuoja specialistas, jisai pažiūri sandarumą, visus sujungimus, ar to žarnelės visos gerai, ten niekas neįtrūkė, niekas nesutrūkė ir taip toliau. Nes kaip ir bet koks įrenginys, techninė profilaktika tikrai yra reikalinga, norint užtikrinti sistemos ilgamžiškumą ir kuo mažesnį dujų suvartojimą. Juk visi norim šiek tiek pataupyti. Ir iš šitų visų smulkmenų ir susidaro ta visa bendra visuma, kuri ir įtakoja gal mėnesio galėtą galutinę kainą. Tikrai taip. Saulenė, jau taip rezimuojant mūsų pokalbį, jeigu dabar reikėtų šiai dienai rinktis ir neturėtum dar dujų sistemas, rinktumės į dujas jau dabar žinodamas, kaip jos dirba, ar visgi šilumos siurbliai? Nežinau, matematiškai bandėm skaičiuoti, kiek kainuotų apšiltinti mūsų namą. Irgi pasikvietėm meistriukus, jie pažiūrėjo, o kiek sako per sezoną sumokė. Tai gal sako, tu dar už tą vieną balioną papildomai sumokėk, nes patogesnio, kaip sakyt, šilumos siurblys galbūt, bet tada saulės elektrinės aš dar neturiu, tai bijau, kad su elektros sąnaudom piniginė prasme aš prašaučiau. Tai dujos buvo mum išeitis, yra išeitis ir turbūt, kaip sakyt, ir likčiau prie to sprendimo. Gal prieš įsirengiant būtų buvusi mintis tada kažkada arba kažkada anksčiau, apsišiltinti gal ten kokius dekoratyvius 10 cm dadėti ir fasadą truputį pakeisti, galbūt tada gal tie skaičiai būtų matematiniai patrauklesni, bet kaip sakyt, uždirbam, išgyvenam, už komfortą reikia susimokėti, bet sakau, prisimenant malkas, tai šviesaus prisiminimo yra nedaug. Tai va, romantika kažkokia, kad eini ten kapoji, fizinis darbas. Dujos yra gerai. Tos greitai pasidaro, mažai rūpesčių, taip techninė profilaktika kartą per metus, bet čia kaip ir visai įrangai to reikia. O visa kita tai yra, gyvenk ir norėk. To džiaugiuosi. Tai kitaip tariant, dujos buvo, yra ir artimiausiu metu dar tikrai Jolita bus, niekur jas nedings. O aš tai savo ruoštų labai norėčiau po tokį kaip ir patarimą ar ne žiūrovom duoti, kad vis tik pavasaris yra pats geriausias metas keisti šildymo sistemą. Nesvarbu, ką jūs sugalvosit, šilumos siurblius, dujas, oras vanduo ar oras, nesvarbu kokią šildymo sistemą norėsit įsigyti ir pasikeisti. Pavasarį iš tikrųjų, kada jau vienas šildymo sezonas baigėsi ar ne, jums lengviau bus įsikviesti specialistus, konsultantus, meistrus pasikviesti, mažiau streso, didesnės nuolaidos, visą laiką reikia tuom pasinaudoti, o ne pasilikti rudeniui. Nes rudenį kaip tik tai pradeda kristi pirmas snaigės arba pradeda vėsti oras, ruduo, lietus, tada visi stveriasi už galvos ir dabar staigiai čia, kada dabar ar ne, meistrai pikti nervuoti, visi skuba jūsų nervam ir piniginiai tikrai rudenį nėra pats geriausias sprendimas pasilikti. Taip, kad turit laiko, ramiai, pavasarį, netgi vasarą, įsirinksit savo šildymo partnerį, pasikviesit konsultantą, pasikviesit meistrus ir gerom kainom ir ramiais nervais jūs atsinausit savo šildymo sistemą. Jeigu nuspręsite jas turėti, manau, kad šiandien tikrai išgirdote argumentų, kodėl vertėtų tai turėti, o jeigu visgi galvojat, kad tai yra ne pats patogiausias būdas, tai pasirodo, kad tų minusų nėra tiek jau ir daug. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki sekančių susitikimų. Mitsubishi Electric oras vanduo šilumos siurbliai su 5 metų garantija. Operatyvu, sklandu ir patikima. Biotornado.